Europoje toliau siautėja islamo atstovai. Nepaisant leftistų lūkesčių, kad bent jau vienoje išpuolį įvykdė dešinysis radikalas, beveik kasdien pranešama apie islamistinius išpuolius, daugiausia Prancūzijoje. Išpuolių vykdytojai esame arba buvę pagalbos prašytojai, tiek gavę pilietybės, tiek ir gavę neigiamus atsakymus, bet nedeportuoti. 19-aisiais ES valstybės gavo daugiau nei 600 000 prieglobsčio prašymų. 15-aisiais ir 16-aisiais šis skaičius kasmet buvo pasiekęs net po 1,2 milijono. Tai kasmet sudaro daugiau nei 1,2% nuo viso ES gyventojų skaičiaus. Lyderiai sirai, afganistaniečiai, venesueliečiai, irakiečiai, pakistaniečiai ir taip toliau. Labiausiai veržiamas į Vokietiją, Prancūziją ir Ispaniją. Imigrantų tarpe dominuoja jauni vyrai, tarp 60 ir 70% visų prašymų. 3/4 prašytojų jaunesni nei 35 metai. Trečdalis jaunesni nei 18 metų. Daugeliu atveju tai yra apsimestiniai nepilnamečiai siekiantis papildomų privilegijų. Tik 38,1% prašymų yra patenkinama, tačiau vėliau žymi dalis šių sprendimų yra peržiūrima su teigiamu rezultatu.